žemesnis prancūzas. Bet ten buvo labai daug užtvarų be kamulio, kuomet Volkupas tik gavo kamulį arčiau krepšio ir nieko nepavyko Olympiakosui sukurti. Geras ženklas iš Žalgirio pirmoje atakoje. Francisko atsidūręs prieš Bulgarą Vezenkovą nieko nenuveikė. Lonnie Walkeris prieš Evaną Fournier. Du buvę NBA žaidėjai. Walkeris okupo. Ir labai geras ženklas, priversti jį mesti kuo daugiau kartų. Ulanovas toliau suka kamuolį, Butkevičius. Metimas iš toli. Walkeris nepataiko tritašką, bet Žalgiris turi dar vieną progą. Ir čia Ulanovas turi pranašumą prieš Tomasą Vokovą, ateina pagalba. Vienas svarbiausių pergalės kalvių. Walkeris. Šį kartą labai netiksliai. Žalgiris, aišku, gali prasižengti, stabdyti varžovo ataką, bet to neprireikia. Kol kas atrodo labai sunkiai pirėjo Olympiakos, bet čia ir Žalgiris. Kokia klaida galėjo pabėgti į greitą puolimą kauniečiai. Negi Vokupas rungtynes pradės 3 metimų. Bet kol kas graikai meta labai sunkius metimus puolime, bent jau tas yra labai gerai. Francisko, 3 taškai. 45% taiklumas per paskutinės 5 rungtynes. Ir per rungtynes pataikydamas po 3 ar 4 tolimus metimus. Būtent. Vezenkovas, žaidimas be... Gauna kamuolį arčiau krepšio, tuomet Vezenkovas išbėginėja už užtvarų. Ir ten berods Lonnie Walkeris šiek tiek nesusikalbėjo išsikeitimo situacijoje. Gerai, ten dirbo Lonnie Walkeris, bandydamas atsikratyti Evano Fournier, tačiau iki galo to padaryti nepavyko. Kita pagalba atėjusi sustabdo Walkerį. Francisko iš toli. Fournier, kitas prancūzas kitoje aikštės pusėje, taškų nesurenka. Labai efektinga Žalgirio rungtynių pradžia. Čia pražanga metimo metu. Silveino Francisko. Atkarpom netgi ir tada, kada žaidimas Lonnie Walkeriui pirmoje atkarpoje nebūdavo toks geras, bet dabar reikia Dovydo Giedraičio pagalbos. Vokupas gauna kamuolį, perdamas Mustafa Falui ir čia Giedraitis po Falo užtvaros. Darbas prieš Fournier, 2 sekundės. Fournier mėgsta tokias akimirkas. Išmeta kamuolį Evanas Fournier ir gerai, kad nepataiko. Sisko pirmasis prie kamuolio. Greita ataka, iš toli. Silvenas Francisko! Po driblingo greitoje atakoje jokių abejonių. Pasirodo, nuo naujų metų Sisko disko prasideda nuo pirmo kėlinio. 8 atidaro. Vokupas. Vokupa pagalba iš Papa Nikolau. Vedžiojasi paskui save graiką. Sirvydis iš toli, pritraukia gynybos Sisko. Kaip pasiseka Žalgiriui. Jis po 2 nesusikalbėjusių Olympiakosų žaidėjų nukrenta tiesiai Uliai į rankas. O čia vėl tas pats akcentas iš Barcoko. Volkupo žaidimas prieš Francisko su daug užtvarų be kamulio. Bando ir toliau bando tą patį taikinį Olympiakos. 4 sekundės, vienas kitas pasisukimas. Tomas Volkupas dabar 2 minutės 35 sekundės iki pirmo kėlinio pabaigos. Nėra kraujo, nėra ir baudos. Volkupas. Dabar nėra aikštėje Francisko. Vokupui sunkiau su taikiniais, bet Olympiakos susikuria viską. Turbūt vienintelis neraminantis dalykas pirmajame kėlinyje per 8 minutės net 4 Žalgirio klaidos. Ir Žalgiris su 4 klaidom pirmavo. Saso Vezenkovui vienas iš greičiausių išmetimų visoje lygoje. Walkeris bandė išsivesti Mustafa Falą, čia perdamas į plotą Edgarui Ulanovui. Dar viena klaida, klaidų yra ryškiai per daug šiandien. Nigelas Williamsas Gosas. Neturintis įspūdingos puolimo statistikos, bet galintis pasiūlyti ir taškų atkarpas ir visai neblogą gynybą. Birutis, Vokupas. Na, šiandien Vokupas Lietuvos rinktinė. Vokupas sužaidė tik tais prieš Lietuvos rinktinę ir prieš Žalgirį. Atrodo, kad taškus bent jau renka tose rungtynėse. Sirvydis gali palikti už nugaros Papa Nikolau, veteranas blokuoja Deividą Sirvydį. Ir Dovydas Giedraitis kokį gaisrą užgesina. Visada čia Žalgirio arenoje vyksta štai tokie dalykai. Štai čia piršlybos Žalgirio arenoje ant rungtynių parketo. Kaip galvoju, jinai pasakė taip? Lyg ir viskas vargoj, yes. Ačiū Dievui. Esančių prancūzų, kurių yra nemažai ir varžovų gretose. Evanas Fournier. Tas jo sąskaitoje 0 taiklių metimų iš 4 ir kuo ilgiau jis nepajus žaidimo ritmo, tuo geriau Kauno Žalgiriui. Ojoj, metas Mičelas, jis yra apvagiamas per daug, atiduoda galimybių varžovams Kauno Žalgiris. Čia serbas prieš serbą, Smailagičius ant parketo. Kaip sunkiai Lonnie Walkeris priima kamuolį prieš Williamsą Gosą. Lonnie Walkeris kaip... Nenuostabu, kad kamuolys net neliečia lanko. Nėra pats įspūdingiausias tritaškių metikas Bulgaras. Čia! Dar vienas tritaškis su pražanga.
Buvo kandidatas į vieną iš simbolinių Eurolygos komandų. Dabar jis nežaidžia iki antrojo kėlinio vidurio. Čia Žalgiris labai arti dar vienos klaidos. Brady Manikas. Dar vieną. Bet mes priimam ir tokius tritaškius. Po 2 kėlinių Belgrade Žalgiris buvo pataikę 6 iš 20 tritaškių. Šiandien yra pataikę. Žinai, ąžuolai būna labai dideli. O čia Lukas Lekavičius. Neregistruotas šioms rungtynėms. Makisikas lenda po krepšį. 1 prieš 1, bet koks užsibaigimas aplink lanką iš kitos pusės. Įspūdingas atletiškumas. Walkeris. Rizikingas perdavimas, bet adresatą jis pasiekė. Francisco. Su pranašumu. Ir kol kas jokie Olympiakos deriniai neveikia. Visiškai turi žaisti 1 prieš 1. Makisikas. Iš toli Makisikas, na. Turbūt pats žino, kad nuo tų jo kelių minučių priklausys jo tolimesnis žaidimo laikas šiame mače. Tai bando parodyti save, bando atlikti metimus per tą laiką. Viljamsas Gosas. Papanikolau. Klausauto situacijoje arti Brėjo buvo Ignas Brazdeikis. Žalgiris čia gauna vėl tą išsikeitimą, kurio nori prieš 4 pozicijos žaidėją. Petersas tikrai negali suspėti su Francisco. Balų šią poeziją, koks savo varžovo įveikimas ir vėliau koks atakos užbaigimas ilgai išsilaikant ore. O čia Varžovą atakuoti Olympiakoso 4 pozicijos žaidėjus kaip įmanoma daugiau, kadangi ten galima gauti išsikeitimą. Smailagičius lieka su kamuoliu, atiduoda jį Butkevičiui. Brazdeikis iš toli. Smailagičiaus dar vieną progą, reikia tiesiog būti maksimaliai susikoncentravus. Smailagičius drąsiai iš toli, ačiū labai. Idėja į kovą jau antrojo kėlinio gale. Ir į Mensą dabar labai įdomiai žiūrės ir Metas Mičelas, buvęs jo komandos draugas San Diego universiteto komandoje. Ne vienus metus kartu jie žaidė. Lonnie Walkeris, 3 taškai. Lonnie Walkeris grįžta. Sveikas atvykęs į Eurolygą, Nathanai Mensah, sako Lonnie Walkeris. Čia mes žaidžiame taip, po išsikeitimo atšoka į kairę pusę Lonnie Walkeris taip, kaip jis mėgsta ir pataiko tritaškį. Evanas Fournier kokimo ir prieš tai pataikyto dvitaškio, plius 9 Žalgiriui. Walkeris. Dviguba gynyba buvo prieš jį. Na ir čia gerai, kad bent jau Ir tie 7 taškai, kai tu taip pataikai, yra gerokai per mažai. Čia Fournier derinys užtvara be kamulio. Ir Fournier pataiko iš Čia atrodo, kad Lonnie Walkeriui yra. Užtvara buvo statoma jam, išvaduoti pilnai jo nepavyksta, bet dabar susikeitimai varžovo gynyboje dar kartą. Čia prastas išsidėstymas, buvo, jog visko nepasiema ir Olympiakos. Čia Smailagičius po išsikeitimo turi pranašumo baudos aikštelėje. Kaip juda gynyba nuo atskirų Žalgirio žaidėjų, bet Žalgiris ir toliau. Su dviženkliu skirtumu. Ir su dviženkliu klaidų skaičiumi. Čia vėl tas išsikeitimas, kurio Žalgiris ir ieško visoje pirmoje pusėje. Silvenas. Ir Tomas Walkupas, jeigu jis yra komandos lyderiu, vadinasi, kiti žaidėjai gali būti gerai uždaryti. Butkevičius įsibėgėja, perdavimas Bryantui Dunstonui, rizikingas perdavimas, bet rizika šiuo atveju. Labai gražus jo metimas iš kitos krepšio pusės ir Žalgiris turi 14 taškų pranašumą. Buvęs Olympiakos žaidėjas yra Bryantas Dunstonas, čia judėjimas be kamulio. O čia Žalgiris irgi keičiasi ir Francisco lieka su Vezenkovu po krepšiu. Daug laisvės turi atakuoti iš vidutinio nuotolio Mustafa Falas, čia. Ir ketvirtai labai lengva tašką, ten Francisco viską darė gerai kurį laiką, bet vėliau labai lengvai leido priimti bulgarui kamuolį giliai po krepšiu. Francisco užsimeta nugaros Tomą Walkupą, Dunstonas iš vidutinio nuotolio. Pirmiausiai atakuoja Alenas Smailagičius, dabar pametame ir iš Bryanto Dunstono, kad jo įgūdžių kuprinėje yra naujų dalykų. Walkupa. Žalgiris pirmauja 8 taškais, 56-48. Tik atrodo, kad dar buvo 14. Francisco. Iš toli. Bet Bryantas Dunstonas kaip? Papanikolau. Evanas Fournier bando atsidengti su jam pastatyta užtvara. Kaip greitai įbūtaikis pamažu pildosi. Žalgiris prameta jau 5 iš eilės tritaškį po didžiosios pertraukos. Karjeros rekordą kartoja Žalgirio prancūzas. Kitas prancūzas Evanas Fournier, ko pradėti sugrįžimą į rungtynes. Ir čia Fournier mato prieš save Brazdeikę, atakuoja į 1 prieš 1. Ignui pavyksta apsiginti, bet jis nesugriebė kamulio. Toliau tęsiasi ataka. Tomas Walkupas. 10 taškų šiandien jau pelnęs.
Vezenkovas. Kaip surandamas Vezenkovas ir kaip Olympiakos neleidžia priimti Žalgirio perimetro žaidėjams kamuolio. Pasižiūrėkite, kur jį priima Ignas Brazdeikis. Dabar prieš tai Deividas Sirvydis negavo prie jo prisiliesti. Tik 14 sekundę prasideda ataka. Ir ji... Tas pats planas. Vėl išsikeitimas prieš Vezenkovą ir ieškomas Bulgaras baudos aikštelėje. Vokupas. Arčiau krepšio. Baudos aikštelėje tanki gynyba, bet lieka laisvas perimetras. Evanas Fournier. Kuriuos atakuoja kiekvienas varžovų treneris. Smailagičius susibėgėja, žaidžia iki galo ir... Manėme, čia Žalgiris turėjo daug labai antrųjų šansų. Sirvydis vos pagavęs kamuolį. Dar vienas antrasis šansas. Ignas Brazdeikis. Natūralu, kad Žalgiris atakuoja būtent čia. Išsikeitimas varžovų gynyboje. Brazdeikis prieš Vezenkovą. Nepavyksta įveikti Vezenkovo gynybos. Dar yra laiko metimui. Brazdeikis. Ir labai netikslus šūvis. Vezenkovas kokį perdavimą jis gauna. Ir pelno 2. Ir jis jau kosminiais greičiais priartėjo prie savo statistikos. Sirvydis atkaklumu su savo tokiu greitų metimu. Fournier. 2 žaidėjai gainosi Evaną Fournier. Koks jo metimas čia jau buvo praleidę tik 2 rungtynėse, kai Paryžiaus ir Asvel klubai pelnė po 73 taškus. Čia Viljamsas Gosas po išsikeitimo turi Smailagičių. Milutinovas irgi turi panašumą, bet laisvas lieka šis vyrukas. 16 Žalgirio klaida iš tiesų. 3 paskutinės rungtynės yra klaidų rekordinės atžvilgių. Makisikas bando laimę iš toli ir laimė yra jo pusėje. Žalgiris keičiasi dengiamaisiais. Sirvydis neduoda ramybės Papanikolau. Čia dviguba gynyba prieš Milutinovą. Pagalba turi būti ir kaip dingsta pagalba. Žalgiriui reikia dar kartą apsiginti, o po to jau galvoti apie renkamus taškus. Milutinovas iš vidutinio nuotolio. Visiškai nedengiamas, padaro... Pastarai kartą tiek daug minučių Brazdeikis gavo rungtynėse Berlyne su Alba. Vezenkovas. Labai netikslus metimas. Blogiausia būtų, jei kamuolys vėl ateitų iki jo. Viljamsas Gosas nuo lentos. 2 taškai. Kiti žaidėjai jau aikštėje. Brazdeikis. Dovydas Giedraitis nemeta iš toli. Ir vėl perdavimo linijoje Olympiakos gynyba Sašo Vezenkovas. Na čia akivaizdus buvo kamuolio pamušimas. Turi būti Kauno Žalgiris. Matyti realiu laiku. Bet na kaip galima čia pamatyti? Neįtikėtina. Aš manau, negi Trinkeriui reikės naudoti šitą peržiūrą. Iššūkio taisyklė yra priverstas naudotis Andrėja Trinkerį. Situacija, kurios apskritai neturėjo būti, dabar iššaukė didžiulį pyktį Žalgirio arenoje. Francisko pamušė kamuolį į Milutinovą ir Žalgiris iš pradžių negavo kamuolio, o po to jį gavo. Laimėjo viena ar kita komanda rungtynes, bet nemažai švilpukų šiandien kelia labai dėlių klausimų. Dansonas. Ir sakė, kad Mirodičius nėra Eurolygos naujokas, kad su juo būtų taip elgiamasi. Būtent. Čia 2 žmonės įveikė Silvenas Francisko, Arnas Butkevičius iš toli. Čia dabar jau Olympiakos atakai lieka 6 sekundės. Milutinovas su kamuoliu. Jau gerai Kauno Žalgiriui. Dabar Vokupas. Vokupas iš vidutinio nuotolio. Taškų nėra. Kamuolys nelietė lanko. Kamuolys nelietė lanko. Taškai yra įskaitomi. Spėja pamušti kamuolį Olympiakos ir taškai į krepšį įkrenta po laiko, bet prieš tai pamušimas buvo legalu. Vezenkovo epizodas negu buvo šis. Man būtų keista, jei ten būtų ne Saša Vezenkovas. Ir čia dar geras jo gynybinis epizodas, bet kamuolys vis dar Žalgirio rankose. Butkevičius, Sirvydžiui, geras perdavimas, Sirvydis, geras metimas, gaila nepataiko jis. Dansonas iš toli neatakuos. Francisko! Nepataiko ir jis, Deividas Sirvydis. Šakas Makisikas. Prieš jį po susikeitimo Butkevičius. 4 sekundės. Makisikas matuoja aikštę. Ir vėl varžovų aikštės pusėje. Vokupas. Na, dar jo tritaškio šiandien trūko. Kaip Žalgiris dabar užmiega tiek Sirvydis, Francisko ir Brazdeikis. O laiko lieka jau mažiau nei 3 minutės. Galėjo visi 3 paimti kamuolį. Vokupas dar kartą iš toli. Aš suprantu Igną Brazdeikį, puikiai šiandien kovoja aikštelėje, 3 atkovoti kamuoliai puolime, Francisko, koks greitis. Koks blokas. Čia Sirvydis iki galo. Deividas Sirvydis išgelbsti Kauno Žalgirį 80-87. Dar vienas antrasis šansas.
Jeigu jų nebūtų, būtų -20 jau šiuo metu. Tikrai taip. Labai arti perimto kamuolio Žalgiris ir jį turi. Čia vos nesuklydo Bryantas Dunstonas. Arnas. Taip! Techniška. Ar Žalgirį gali išgelbėti tik stebuklas? Brazdeikis. Reikia greito metimo. Čia jau reikia greito tritaškio, šitas dvitaškis. Dvitaškis tik sumažina skirtumą iki 4. Žalgiris bando prasižengti, to padaryti nepavyksta prieš Vezenkovą ir tai yra viskas. Dar ir Šakas Makisikas įsvedžia tritaškį į Žalgirio krepšį. Žalgiris patyrė pralaimėjimą rungtynėse, kuriuose kontroliavo 2 kėlinius. Kas nutiko antroji pusėje, Augustai?